Tai labas vakaras, sveiki susirinkę Venclovo muziejuje namuose į šį vakarą. Tai yra pirmasis Zbignevo Herberto knygos Trapūs būties uostai pristatymas, nors knyga išleista jau 2022 metų pabaigoje. Ją išleido leidykla Bazilisko ambasada, vertė ir sudarė Žilvinas Norkūnas. Taip pat knygai straipsnį parašė 23 metų Zbignevo Herberto premijos laureatas Tomas Venclova. Išvertė Ana Kravčik straipsnį į lenkų kalbą, taigi knyga visa yra dvikalbė. Tai šalia originalių tekstų lenkų kalba randame ir vertimus lietuviškai. Ir manau, tai irgi yra tam tikra prasme svarbus įvykis verstinės poezijos kontekste. Na ir pradžioje norėčiau trumpai pakalbėti apie patį Zbignevą Herbertą, kuris daugeliu susirinkusių yra turbūt gerai pažįstamas, bet vis dėlto reikalingas tam tikras įvadas. Tai gimė jisai 1924 metų lapkritį, šiemet minėsime ir jo gimimo metines. Gimė Lvive, yra vienas didžiausių 20 amžiaus lenkų moderniosios poezijos atstovų. Kūryba jo versta į 38 užsienio kalbas, taigi jį tikrai vertino tiek poezijos mylėtojai, tiek kritikai, yra gavęs labai svarbių apdovanojimų. Tiesa, Nobelio premijos taip ir negavo, nors ne kartą buvo jai nominuotas. Herbertas pats save kildino iš 17 amžiaus anglų velsiečių poeto Džordžo Herberto giminės, kurios atstovai per vieną atsidūrė Galicijoje. Seneliai iš tėvo pusės buvo Lvovo armėnė. Debiutavo jisai 56 metais rinkiniu Šviesos styga. Tai buvo gana vėlyvas debiutas, jam buvo jau 32, bet ta knyga pasirodė tik baigus stalinizmo erai. Už paskirtą premiją, taip pat apskritai honorarą, jam pakako tų pinigų iškeliauti į užsienį ir tai prasidėjo Herberto kelionė. Jisai į Lenkiją grįžo tik tai jau gerokai vėliau, 92 metais, kuris įtraukė aktyviai į solidarumo judėjimą, taip pat aktyviai dalyvavo apskritai Lenkijos visuomeniniam gyvenime. Na ir pirmiausia, kalbant apie Herbertą, iškyla kiti vardai. Tai yra tiek Vislavas Šimborska, tiek Česlovas Milašas, Tadeušas Ruževičius, tie visi lenkų neoklasicistai. Tai kontekstas iš tikrųjų stiprus, dvi Nobelio premijos. Taip pat sudėtinga ir raida yra neoklasicizmo ir manau, kad mums šiandien padės atrakinti tuos kontekstus Tomas Venclova ir Žilvinas Norkūnas. Taigi kalbėsime ne vien apie knygą, bet ir apie platesnį Herberto buvimą, pasirodymą tose poezijos padangėse. Tai pirmiausia, gal norėčiau ir pradėti nuo tokio klausimo, galbūt Žilvinui, kaip kilo ši mintis parengti tokios apimties solidžią rinktinę ir kas iš tiesų įkvėpė tą pasirinkimą, kad būtent Herbertas. Ačiū. Tai pradėsiu nuo to, kad Herberto šita knyga tai nespontaniškas kažkoks veiksmas, o ilga meilė čia yra, čia ilga istorija. Pažintis su Herbertu tęsiasi daug dešimtmečių ir pagaliau sugulė šitą knygą. Vienas iš impulsų, kuo labai džiaugiausi ir noriu ir kitiem parodyti ir priminti, prieš 20 metų pasirodė pirmoji Herberto rinktinė, kurią sudarė poetas Ališanka. Ir labai džiaugiamės jos pasirodymu, iš tiesų, jinai tokia labai reikšminga buvo. Dabar tokia, ko gero, netgi retenybė savotiška. Ir verst, ir skaityti, ir verst, tai čia tas procesas vyko ne vieną dešimtmetį. Pirma idėja buvo išverst man pirmąją knygą. Šviesos styga, dėl to ir pirmas skyrius šitos knygos taip ir vadinasi. Šviesos styga, ten sudėti tie vertimai, bet tų vertimų vis gausėjo ir paskui ant galų galo, sugulė į tokią, tikrai visai solidžią knygą. Ir aš manau, kad sudėjus dvi šitas knygas, o principas šitos knygos buvo tas, kad ne vienas eilėraštis nesidubliuotų šitų rinkinių. Kad mes turėtume, maksimaliai pilną rinkinį nepasikartojant. Ir todėl drįstu sakyti, kad Herberto poezijos turime beveik viską. Ne viską, bet labai daug. Tai pirmas impulsas toks.
O šiaip, tiesiog Herbertas yra tas poetas, be kurio nelabai įsivaizduoja iš vis kontekstos ir savo tokio, reiškia, kultūrinio ir viso. Tai čia tiesiog natūraliai išaugo ta knyga išaugo natūraliai, taip sakykime, per ilgą laiko tarpą, o ne spontaniškas kažkoks veiksmas buvo. Tai gal apie pačią knygą dar pačią struktūrą. Čia jinai sudaryta iš kelių dalių. Pirmoji taip ir vadinasi Šviesos styga, čia yra pirmos knygos eilėraščiai. Antra dalis, čia pagal kolonų skaičių, čia 4 kolonos yra. Tai antra kolona yra, kiti eilėraščiai sudėti. Trečia kolona yra poetinė proza, kuris toks atskiras žanras Herberto tiesiog, bet nemanau, kad mes turėsim laiko ir galimybės apriepti tą. Ir 4 kolona, aišku, yra ponas Kogito, be ko Herbertas apskaitai turbūt neįsivaizduojamas. Ir pirmas dalykas, kas ateina į galvą, man atrodo, tai pasakius žodį Herbertas, antras iškyla ponas Kogito. Ir knyga užsibaigia tokių postskriptumų, tai viena iš jo esė, nes jisai dar ir eseistiką rašė nemažai eseistikos, kuris pats aprašo, panalizuoja vieną savo eilėraščių ir dar eina į tokius kontekstus apie poetinę kūrybą apskritai. Tai vat tokia knygos struktūra, nesidubliuoja su Ališanka ir turim nemažai Herberto lietuviškai, liko tik tai jo eseistika neversta ir neliesta. Ačiū, Žilvinai, ir norėčiau tada kreiptis į profesorių Tomą Venclovą. Na ir klausimas būtų toks iš 2 dalių. Tai pirma klausimo dalis, kuo jums yra galbūt svarbus ypatingas Herbertas ir kaip laureatui premijos, ir kada susipažinote su Herberto kūryba, kada jinai jūs pasiekė ir galbūt pamenat kokiais kanalais. Aš parengiau tokį, ar girdėti? Mikrofonas įjungtas? Girdėti. Aš parengiau tokį kaip ir pranešimėlį ir noriu perskaityti 2 Herberto eilėraščius, kurie įeina į Ališankos sudarytą knygą, ten Ališankos vertimai, bet aš tuos eilėraščius irgi esu vertęs ir perskaitysiu savo vertimus ir šiek tiek apie juos papasakosiu. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad mes su Herbertu asmeniškai pažįstami nebuvom, bet korespondavom, susirašinėjom. Tai buvo 90 metais, kada Lietuva kovojo dėl nepriklausomybės. Jau net paskelbė nepriklausomybę, bet buvo dar okupuota. Ir dar buvo aišku, kad pakovoti teks ir greičiausiai teks sudėti aukų. Tada poetas rašė laiške. Tai, kas vyksta Lietuvoje ir kitose Baltijos kraštuose, neduoda man ramybės. Citatos pabaiga. Taip pat kreipėsi tada į Česlavą Milošą, su kuriuo jo santykiai buvo gana įtempti. Apie tai aš gal dar šiek tiek papasakosiu. Bet Milošas pasakė, cituoju, per mažai daroma, kad Lietuvos reikalas nenustotų būti gyvas laisvojo pasaulio gyventojų sąmonėje. Citatos pabaiga. Jisai bandė taip pat kaip ir Milošas reikšti čia įvairių iniciatyvų ir manau, kad Lietuva jam to niekad neužmirš. Tada kaip tik ir apsikeitim laiškais. Jo laiškai man yra išspausdinti žurnale Zašytai Literatskė. Mano laiškai jam, aš nežinau, ar jie išlikę, greičiausiai išlikę. Jeigu yra, tai reikia ieškoti Herberto archyve. Jie nespausdinti. Tai buvo vienintelis mūsų kontaktas, nors Herberto asmenį žinojau žymiai anksčiau. Ne tik aš, bet ir mano amžininkai, mano bičiuliai Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje. Mūsų net likimai buvo truputį paralelūs, taip lygiagretus, nors jis buvo už mane vyresnis 12 metų ir turbūt vyresnis ištisą istorinę epochą, nes jis dar
funkcionavo kaip sąmoningas žmogus dar nacių okupacijos laikais ir ankstyvaisiais pokario laikais, kada aš dar nefunkcionavau, kaip sakoma. Na, jo eilėraščiai buvo man svarbus. Sakyčiau, viena iš mano lemiamų poetinių patirčių, o jo proza padėjo man susidaryti ir savo, kristalizuoti kažkaip ir savo paties estetiką ir istoriosofiją. Na, Herbertas kilęs iš tos pačios Europos dalies, kaip ir mes visi, iš vidurio Europos, nelabai laimingos žemyno dalies, kur keitėsi sienos, keitėsi gyventojai. Kartais labai greitai, kartais labai netikėtai ir beveik visada labai brutaliai. Timothy Snyderis tas žemės pavadino Bloodlands arba kruvinosios žemės. Jis gimė, Herbertas, kaip čia buvo pasakyta, Lvove, arba kaip dabar vadinamas miestas Lvivu, ukrainietiškai, galima įvadinti ir vokiškai Lembergu. Žodžiu sakant, kaip ir Vilnius, tai yra kelių vardų miestas ir panašus daugelio atžvilgių į Vilnių savo ir išvaizdą, ir savo likimu. Labai mišrūs gyventojai, labai neįprasta istorija. Kelis kartus keitė savo priklausomybę valstybinę. Šiuo metu yra karo židinyje, Lvovas yra, kada nekada internete aptinkame žinių, kad Lvovas buvo apšaudytas, nors šiaip jis toliau nuo fronto linijos negu Kijevas ir tuo labiau toliau negu Charkovas. Lvovas yra didesnis už Vilnių, bent 2 kart didesnis, bet ir skiriasi, kadangi Vilnius tai didžiųjų kunigaikščių ir karalių miestas, religinis centras, didžiojo universiteto buveinė, o Lvovas daugiausia, nors ne tik tai pramonės ir prekybos miestas, nors ten irgi yra puikus universitetas. Vilniaus literatūrinė tradicija turbūt reikšmingesnė Lenkų literatūrai, kadangi Vilniuje dirbo ir Mickevičius, ir Milošas. Lvove tokio masto literatų turbūt nėra. Bet šiaip ar taip abu miestai priklauso vakarų kultūros sferai, Europos kultūros sferai, išsiskiria puikia architektūra ir dalis lvoviečių ir dalis vilniečių, nebūtinai tik tai lenkai, bet ir žydai, o Lvove dar ir austrai, vokiečiai, pas mus dar ir baltarusiai, matyt visada jaus savo miestui tam tikrą nostalgiją, net jeigu jie ten patys negimė, o gimė tik jų tėvai ir seneliai. Na, buvome su Herbertu, čia buvo klausimas, kaip aš susipažinau su jo poezija. Ne tik aš, bet ir mano bendraamžiai. Ir ne tik Lietuvoje, bet ir visoje tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Ir Maskvoje, ir Petrapilyje, arba kaip tada vadinosi Leningrade, ir Rygoje, ir Taline, ir Minske, ir Tbilisyje, ir Kijeve, ir tame pačiame Lvove. Po 56 metų į mūsų kraštus pradėjo grįžti kažkokie harmonijos elementai. Draugystė, meilė, slapti, o kartais ir atviri pokalbiai. Ir gal pirmiausiai knygos. Knygos klasikinės, kurių valdžia nebuvo uždraudusi. Čia aš visada sakau, kad tai didžiulė jos klaida, kad ji neuždraudė klasikų, būtų tada išsilaikiusi ilgiau.
jeigu būtų jos uždraudusi, bet galėjai skaityti ir Dickensą, ir Cervantesą, ir Šilerį, ir Dostojevskį galų gale, ir tai yra vis veikalai, kurie veikia prieš totalitarizmą pačiu savo egzistavimo. O be to ir dabartinės knygos, kurios ėjo iš rankų į rankas, būdavo, patekdavo iš beveik neprieinamo užsienio, o kartais būdavo perkamos ir knygyne. Nu, visada vėlgi sakau, kad Lietuvoje buvo tas garsus knygynas, jis yra ir dabar, tada jis buvo daugiausia lenkiškas. Buvo ir vokiškų knygų, bet tai jau ne tas pat, nes Lenkija buvo įdomiausia iš visų tų vadinamųjų satelitinių arba liaudės demokratijos šalių. Ji visada buvo truputį kitokia, o po 5-6 metų pasidarė smarkiai kitokia. Mes visi mokėmės, mano karta visa mokėsi lenkų kalbos. Vilniuje, kur apie 20% gyventojų kalbėjo lenkiškai, tai nebuvo labai sunku. Kad skaitytumėm, pirmiausiai norėjom skaityti Prustą, Faulknerį, Kafką, pagaliau Freudą, bet taip pat ir originale ir Mrožeką, ir Konvickį, ir Šimborską, ir Herbertą, ir Stanislavą Lemą. O jeigu pavyks, tai skaitėme ir Gombrovičių, ir Milošą, kurie gyveno užsienyje, buvo ten spausdinami ir patekdavo, žinoma, į Vilnių tik tai kontrabandos keliu. Mes tada pavadinome lenkų kalbą labiausiai civilizuota kalba mūsų apylinkėse. Gal truputį perdedame, bet kai buvo, tai buvo. Lenkų poetai buvo ypatinga sfera. Sakoma, kad Dievas kartais kokį 10 ar porą 10 atkreipia savo veidą į vieną arba kitą kraštą ir palaimina jo poetus. Taip savo laiku palaimino prancūzus su Baudelaire ir Verlainu. Turėjo tokį palaimos periodą rusai su Pasternaku, Mandelštamu ir Cvetajeva. Turėjo ispanai. O po Antro pasaulinio karo viešpats matyt buvo kurį laiką atkreipę savo veidą į lenkų poetus. Jie daugiausiai kalbėjo apie istorinę katastrofą, apie šaknų netekimą, bet taip pat ir apie pasipriešinimą, apie kultūros tęstinumą, apie kultūros daugiabalsiškumą, be kurių jokio pasipriešinimo negalėjo būti. Jie buvo tie, kurie atrasdavo atsakymą į hitlerizmo ir stalinizmo iššūkius, o taip pat grūmėsi ir su savo anachronišku mentalitetu, kuris nerado tinkamo atsakymo į tuos iššūkius. Tada labai daug kas iš mano kartos pramokę lenkų kalbos tuos lenkų poetų eilėraščius skaitė. Tai buvo šioks toks snobizmas, bet drauge ir aiškus smalsumas ir entuziazmas. Herbertas net ir tame fone labai skyrėsi. Josifas Brodskis laikė, kad tai geriausias lenkų poetas 20-ajame amžiuje, panašiai kaip Norvedas, jo manymu, buvo geriausias 19 amžiuje. Jis vertino Norvedą aukščiau negu Mickevičių ir labiau negu Slovatskį. Atsimenu, porą mėnesių prieš Brodskio migraciją mes su juo kalbėjomės restorane prie vyno stiklo. Matydami, tarp kitko, pro langą ne ką kitą kaip kreiserį Aurora, kuri tenai buvo pastatyta, taip sakant, ten buvo įmestas inkaras visiems laikams ir dabar rodos tebestovi. Aš jau labai seniai nebuvau tame mieste ir nežinau, bet tikriausiai tebestovi. Tai štai, matydami Aurorą, kalbėjomės apie visai priešingus dalykus ir taip pat apie lenkų poeziją. Pasakyk man, sako Josifas, kas tavo manymu geriausias lenkų poetas? Nes mano manymu Herbertas.
Nu, aš sakau, Herbertas geras, be abejo, bet yra dar ir Milošas. O kas tas Milošas? Nu, aš jam paaiškinau, kas Milošas. O į ką jis panašus? Sakau, nu, kiekvienas didis poetas panašus į save patį, bet šiek, jeigu taip jau ieškosim analogijų, gal truputį Odenas, gal truputį į tave panašus. Jeigu taip pasakė Brodskis, tai geras poetas. Na, ir jis išvažiavo į vakarus tik tiek apie Milošą ir težinodamas. Paskui sužinojo daug daugiau. Na ir mes vienas kitam perdodavom tos Herberto tomelius, Šviesos stygą arba Hermį, šunį ir žvaigždę. Skaitėme taip pat jo eseistiką Barbara sode, Barbažincevo Grodžė. Knygelė, kuri man vėliau tapo tokio kaip ir vadovo po Europą. Bet ne tik, kadangi aiškino ne tik vakarų Europos kultūrą, bet aiškino ir mūsų pačių amžių. Mes per Herbertą susidūrėme su lenkiškojo pasipriešinimo etosu, lenkiškai pasipriešinimo etika, su labai jos ypatinga spalva. Spalva buvo rami, autoironiška ir truputį tokia, sakyčiau, nerūpestinga, nonšalantiška, kuri labai juntama Vaidos filmuose. Bet tas pats buvo ir poezijoje. Mums patiko Herberto šalta tonacija, turinti daug elegantiško humoro. O drauge ten buvo ir graikų tragedijos atbalsis, katarsis. Tos Herberto eilės reikalavo pažinties su mitologiniais archetipais, su istoriniais įvykiais, kurie buvo tam tikras atramos taškas tikrovėje pilnoje bevaisio chaoso. Herberto klasicizmas, Herberto distancija labai padarė didelio poveikio Brodskiui. Nu, ir nekokliai pasakysiu, be abejo, ir man pačiam. O daugiausiai padarė poveikio jo stoiškas požiūris į pasaulį, stoiškas moralinis, toksai, taip sakant, jo mentalitetas, kurio jis išmoko turbūt iš Marko Aurelijaus, o Markas Aurelijus buvo Marką Aurelijų jam išdėstė Elzenbergas, jo mokytojas, lenkų filosofas, kuris pradėjo kaip Vilniaus universiteto profesorius. Vėliau persikėlė į Lenkiją, kur jam nebuvo leista dirbti. Yra Herberto eilėraščiai skirti Elzenbergui. Tuo stoicizmu, tuo klasicizmu, ta distancija, Herbertas buvo panašus į kitą mūsų labai mėgiamą poetą, Graiką Kavafį. Graikas Kavafis, kuris mokė, kad negalima atsisakyti pareigos. Net ir žinant, kad medai, tai yra persai, tai yra priešininkai, vis tiek prasiverš. O jau ypatingai tada, kada jau jie yra prasiveržę. Tai buvo humanistinė žinia, nors drauge ir toje žinioje buvo didelis nevilties nuošimtis. Tai vienintelė humanistinė žinia, kuri mūsų laikais įmanoma. Na, aš verčiau gana daug Milošo ir gana daug Šimborskos. Bet išverčiau tik tai du Herberto eilėraščius, bet juos noriu perskaityti, vertimus lietuviškus. Pirmasis tai prokonsulo grįžimas. Ališanka įverčia kaip prokonsulo sugrįžimą. Tai tipiškas istorinės asmenybės monologas, tipiškas Herbertui. Kalba kažkoks romėnas. Kartais sakoma, kad tai Ciceronas, bet įrodyti to neįmanoma. Jis galvoja apie tai, kad reikia grįžti iš provincijos, iš Afrikos,
kuris yra tokioje tarsi garbės tremtyje į Romą, kadangi jis junta nepaprastą nostalgiją, bet taip pat junta baimę, nes žino, kad Romoje labai lengva žūti, o dar lengviau virsti niekšeliu. Jis pats save įtikinėja, bet taip ir nenusprendžia, grįš jisai į Romą ar negrįš. Ir matyt niekada nenuspręs. Tas eilėraštis pasidarė aktualus Gorbačiovo pertvarkos laikais, kada komunistai dar tebebuvo valdžioje, bet emigrantai, kai kurie ne tik lietuvių, ir lenkų, ir rusų, ir ukrainiečių pradėjo galvoti apie galimybę grįžti į savo gimtines. Na ir aš jį tada išverčiau ir išspausdinau, ne tik lietuviškai, bet ir į rusų kalbą išverčiau, ir rusiškai išspausdinau. Tai labai retas man atvejis, vienintelis turbūt mano vertimas į rusų kalbą. Ir išspausdinau keliose vietose, kaip tik, kadangi jis buvo aktualus ir svarbus. Na štai tas eilėraštis. Aš nutariau grįžti į Cezario rūmus. Dar kartą pabandysiu, ar galima ten gyventi. O juk galėčiau likti šičia, tolimoj provincijoj, kur snūduriuoja švelnūs platanų lapai ir taikiai valdo išlepę jo sūnėnai. Grįžęs nesistengsiu pataikauti. Plosiu, šauksiu bravo, nedaugiau negu reikia. Sversiu šypseną suncijom, antakius rauksiu diskretiškai. Kągi, už tai aš negauksiu auksinės grandinės, geležinės pakaks. Aš nutariau grįžti rytoj ar poryt, nebegaliu gyventi vynuogynuos, čia viskas ne mano, medžiai be šaknų, namai be pamatų, stikliniai lietus, gėlės iš vaško, sausas debesis barbena į tuščią dangų. Taigi grįšiu, rytoj, poryt, kada nors sugrįšiu. Teks sudaryti naują sutartį su savo veidu, su apatinė lūpa, kad slėptų paniką, su akimis, kad būtų nežemiškai tuščios, pagaliau su vargšu smakru šito veido zuikio, kuris dreba, kada įeina pretorijonų gvardijos vadas. Vieną žinau tikrai, vyno su juo negersiu. Kada atkiš man taurę, panarinsiu žvilgsnį ir apsimesiu, kad rakinėju dantis. Cezaris netgi mėgsta pilietinę drąsą, lygi tam tikros ribos, tam tikros protingos ribos. Iš esmės tai žmogus, kaip kiekvienas kitas. Ir jam jau seniai įkyrėjo žaidimas nuodais. Neįmanoma nusigerti, amžinai tie patys šachmatai, kairėje taurę drūzui, dešiniojui pavilgyti lūpas, paskui tik vanduo, nenuleisti akių nuo Tacito, išeiti sodan, pareiti, kai bus jau išneštas kūnas. Aš nutariau grįžti į Cezario rūmus. Aš tikrai tikiu, kad viskas baigsis gražiuoju. O toks eilėraštis, kai mane emigrantai klausinėdavo grįžti ar negrįžti, o daug kas klausinėdavo, ir Jonas Jurašas, ir kiti, ir daug kas ir grįžo, galų gale aš pats grįžau. Aš visada atsakydavau, grįžti galima, bet negalima gerti vyno su Cezariu. Na ir dabar jau Lietuvoje Cezario, sakyčiau, nebeturime ir Lietuvoje tas klausimas kitaip atrodo. O kitas eilėraštis yra pranešimas iš apsupto miesto. Jisai irgi yra alegorija, labai aiški alegorija, labai tiesioginė, parašytas tada, kada Lenkijoje buvo įvesta karinė padėtis, kada buvo bandoma užgniaužti solidarumą. Tai nepavyko, bet kone dešimtmetį vis dėlto Lenkijoje buvo represijų laikotarpis. Lenkų rašytojai
spausdinosi tada daugiausiai žurnale Zapis. Zapis tai reiškia užrašas, bet į tą pavadinimą tiksliau reikėtų versti cenzūros uždrausta. Tai yra ten buvo kūriniai, kurie cenzūros buvo nepraleidžiami Lenkijoje. Ir pačiame pirmajame numeryje Herbertas spausdino šitą eilėraštį Pranešimas iš apsupto miesto. Ten matysite, ten yra užuomina net į pasikėsinimą prieš popiežių, kur kalbama apie nežinomus teroristus. Yra kalbama apie Antrąjį pasaulinį karą, kada kaip daug kas mano, aš manau, kad tai ne visai teisinga, bet daug kas mano, kad tada vakarai mus išdavė, Rytų Europą. Iš esmės neišdavė, tai yra ilga ir sudėtinga istorija, bet baigėsi tai viskas gražuoju. Tiek, kiek mes šiandien tą galime pasakyti, bet apie 300 metų turėjome normalų gyvenimą. Na ir štai tas eilėraštis. Aš jį irgi daviau Lietuvoje spausdinti, kaip tik per patį tą laikotarpį, kada buvo ginamas televizijos bokštas. Ir Herbertas tokiu būdu šiek tiek dalyvavo ir Lietuvos kovoje, ir tame televizijos bokšto gynime, bent tuo savo tekstu. Štai pats tekstas, jis ilgokas. Ir tuo jau aš baigsiu. Per senas griebtis ginklo ir kovoti kaip kiti, iš malonės gavau antraeilę istoriko rolę, rašau apie apsiaustį, pats nežinodamas kam. Reikia tikslumo, tačiau neatsimenu, kada jie pradėjo veržtis prieš 200 metų, gruodžio, rugsėjo mėnesį, vakar auštant, šičia nei vienas seniai nebejunta laiko. Mums liko tik tai vieta, tik meilė vietai, yra tik šventovių griuvėsiai, sodų, namų fantomai. Jeigu neteksim griuvėsių, neliks jau nieko. Rašau kaip moku, savaičių ritmas nebesikeičia. Pirmadienis, maisto atsargos baigės, pinigų virto žiurkė. Antradienis, miesto merą nušovė nežinomi teroristai. Trečiadienis, vyksta derybos, mūsų atstovai jose suimti, nežinom, kur jie dabar, kitaip sakant, kur juos kankina. Ketvirtadienis, cinamonų pirkliai siūlo nedelsiant kapituliuoti. Po audringų ginčų dauguma nubalsavo prieš. Penktadienis, pirmosios maro aukos. Šeštadienis, nusižudė NN atkakliausias gynėjas. Sekmadienis, nebėra nei lašo vandens, atlaikytas rytinių vadinamųjų vienybės vartų puolimas. Žinau, visa tai monotoniška, niekam nerūpi. Vengiu pastabų, susilaikau nuo jausmų, aprašau tik faktus. Rodos tik faktai turi vertės užsienio rinkoj, bet šiek tiek išdidžiai norėčiau pranešti pasauliui, jog per karą mes išauginom naują rūšį vaikų. Jie nemėgsta pasakų, žaidžia sušaudymus, dieną naktį sapnuoja sriubą, duoną ir kaulus, lygiai kaip šunys ir katės. Vakarais aš mėgstu klajoti ties miesto riba, ten, kur baigėsi mūsų abejotina laisvė, žiūriu iš viršaus į karių skruzdėlyną, liepsnojančius laužus, klausausi būgnų dundėjimo, barbarų riksmo. Iš tikrųjų keista, kad miestas dar laikus. Apsiaustis užtruko, priešai be abejo keičias, teturi tiek bendro, jog trokšta mus išnaikinti. Gotai, totoriai, švedai, Ciesoriaus armija, Taboro kalno pulkai, kasgi juos suskaitys, vėliavos spalvos kitėja, lyg miškas akiračio juostoj, švelnutis paukščio geltonis pavasarį,
paskui žaluma, rudumas, paskui tik žiemos juodybė. Ir taip vakarais, kada nebelieka faktų, galiu pagalvoti apie tolimą praeitį, tolimus daiktus, pavyzdžiui, mūsų bičiulius už jūrų marių. Žinau, jie nuoširdžiai kenčia, siunčia miltus, maišus užuojautos, siunčia lašinius, patarimus ir net nebežino, jog anuomet mus išdavė jų tėvai, mūsų buvę bičiuliai antrosios apokalipsės metais. Sūnus net sako už tėvą, jam reikia dėkoti, taigi dėkojam. Jisai juk nežino, ką reiškia apsiausties amžinybė. Tas, kurį ištiko nelaimė, visada lieka vienas, Dalai Lamos gynėjas, kurdas, afganų kalnietis. Dabar, kai rašau šios žodžius, atkakliųjų būdai, truputį viršyje linkę susitarti su priešu. Kągi, nuotaikos mainos, likimas dar vis neaiškus. Kapinės plečias, gynėjų skaičius mažėja, bet mes tebesiginam, ginsimės ligi galo. Ir jei miestas išnyks, bet paliks bent vienas, jisai nešis miestą tremties keliais savyje, jisai bus miestas. Žvelgiam į bado akis, į gaisro akis, į mirties akis ir į visų blogiausias išdavystės akis. Ir tik mūsų sapnų neįstengs pažeminti niekas. Na, va, toks eilėraštis ir tikrai turbūt verta prisiminti, kad jis Lietuvoje, kai kas jį skaitė tais lemiamais mūšio metais, kada buvo imamas televizijos bokštas. Nu, ačiū uždėmesį, o dar mielai atsakysiu į klausimus. Dėkojam Tomai Venclovai už šį pranešimą. Tikrai labai įdomu buvo išgirsti. Ir dabar nuo jūsų kalbos taip pat įspirdama norėčiau kreiptis ir į Žilviną. Apie tą Herberto santykį su istorija klausčiau. Ir gal toks svarbiausias klausimas būtų atsakomybės klausimas, nes Herbertas tarsi nuduoda, kad tas jo lyrinis subjektas arba žmogus, arba jisai pats kaip ta oristojiška asmenybė, jisai tiki, man tai pasirodė ta tokia pozityvia, statančia kultūros galia, transformuojančia kultūros galia. Bet kaip Jūs manot, ar Herbertas pritartų teiginiui, kad per atsakomybę galima suvaldyti pasaulio arba istorijos eigą, arba kad kultūra, ar jinai pajėgi kaip nors tą blogį suvaldyti ir paveikti? Na taip, istorijos tema, taip, viena iš tų kertinių akmenų jo poezijos, be dievo ir būties dalykų, apie kuriuos gal irgi dar šnekėsim. Aš apie pozityvumą, kai kalbam apie istoriją, ir Herbertą nedrįsčiau naudoti šito žodžio, nemanau, kad jis matė pozityvumo istorijoje. Istorija jam visų pirma yra blogio vieta, blogio reiškimosi vieta, tiksliau, ir ko gero vienintelė blogio reiškimosi vieta. Ir, tamsai, kultūra, na, kaip gali kultūra transformuoti blogį, tamsai, į ką? Į vienokį blogį, į kitokį, mažesnį, į didesnį, čia labai nekoks būtų pasirinkimas šitokios transformacijos. Tai reiškia, kas belieka, reiškia, istorija, man atrodo, pas Herbertą yra ta jėga, prieš kurią individas niekaip neatsilaiko. Jinai jis sutraiško ir važiuoja toliau. Gal tada, reiškia, kadangi vis vieną reikėtų paskaityti šiek tiek tų tekstų, tai tiesiog kalbėdami apie konkrečius dalykus, gal pajunkim ir Herbertą į šitą dalyką ir dabar apie istoriją. Čia yra ne vienas jo eilėraštis, bet aš gal apie tą, kad istorija visada, reiškia, kaip ir blogis tas laimi, tai yra toksai jo eilėraštis Angelo apklausa. Kai stoja prieš juos įtarimo šešėlyje, visas dar tebesti iš šviesos materijos. Jo plaukų eonai susivyja nekaltumo garbaną.
Po pirmo klausimo į veidą plūsteli kraujas. Kraują varinėja įnagiai ir tardymas. Geležimi, besiplaikstančia ugnimi apibrėžiami jo kūno pribai. Smūgis į nugarą sutvirtina stuburą tarp kraujo klano ir debesies. Po keleto naktų viskas baigta. Odinė angelo gerklė pilna lipnaus susitarimo. Kokia nuostabi akimirka, kai jis puola ant kelių, įkūnydamas kaltę, persisunkęs turiniu, liežuvis tabaluojasi tarp išmuštų dantų ir prisipažinimo, įkabina žemyn galvą, nuo angelo plaukų lašantis vaškas ant grindų virsta paprasta pranašystė. Tai va, tokia ta istorija. Angelai pralaimi. Angelai pralaimi. Dar noriu būtinai perskaityti vieną, čia iš didesnės, tokia yra elegija išėjimui, iš 3 dalies. Man atrodo, kažkur tai čia ištrauka iš 3 dalies, kuris labai aiškiai, man regis, apibrėžia savo požiūrį į istoriją. Galima būtų atsekti tikrai. Čia jis suduoda stiprų smūgį ir Hegeliui, reiškia. Taigi, niekados netikėjau istorijos dvasia. Išgalvota pabaisa mirtinų žvilgsnių. Dialektinė bestija ant budelių pavadėlio. Nei jumis 4 apokalipsės raiteliai, pažangos hūnai, šoliuojantis per žemiškas ir dangiškas stepes, savo kelyje naikinantis viską, kas verta pagarbos, sena ir negali apsiginti. Eikvojau metus, kad pažinčiau prasčiokišką istorijos eigos būdą, monotonišką procesiją ir nelygę kovą banditų, vadovaujančiom kvailintoms minioms prieš saujelę teisiųjų ir protingųjų. Man liko nedaug, labai mažai. Tik daiktai ir užuojauta. Lengvabūdiškai paliekame vaikystės sodus, daiktų sodus. Bėgdami pametame manuskriptus, plunksnos taurumą. Tokia mūsų iliuzinė kelionė, niekio pakraščiais. Tai, man atrodo, taip, pozityvumo čia tikrai nėra. Ir tad reiškia, jeigu tas žmogus yra traiškomas, ar jisai turi kažkokią išeitį iš tiesų istorijos, reiškia, stovėdamas prieš tą istorinį monstrą, kaip jūs aiškinai, dialektinę bestiją. Tai vienintelis dalykas, ir aš čia norėčiau pavartoti labai gražią Kierkegoro frazę, kuri buvo ištarta jo istorijos, reiškia, kontekste. Tai gestas tuštumoje. Ką žmogus gali rinktis? Gali rinktis tą gestą tuštumoje. Kaip nesutikimą su blogiu, nedalyvavimą blogyje, nedalyvavimą mele. Žinant, kad pralaimėsi. Tai irgi vienas kertinių jo eilėraščių, šiandien dabar kažkur turiu pasižymėjęs puslapius, 100, kur jisai, vėlgi, apie tą istoriją ir tą laikyseną, čia yra iš, taip, pono Kogito žinia. Przesłanie pana Kogito. Čia toks vienas iš tų smūginio eilėraščių. Ženk, kur linkėjo tie, iki tamsumos ribos, aukso vilnos, niekio paskutiniojo tavo atlygio. Ženk tiesus tarp tų klūpančiųjų, tarp atsukusių tau nugarą ir virtusių dulkėmis. Išlikai ne tam, kad gyventum. Turi mažai laiko, privalai liudyti. Būk drąsus, kai protas negelbsti, būk drąsus, galų gale tik tai ir turi prasmę. O tavo bejėgi rūstis, tebūne kaip jūra, kiekvieną kartą išgirdus pažemintų ir nuskriaustųjų balsą. Ir ten neapleidžia tavęs tavoji sesė panieka. Šnipeliams, budeliams, bailiams, jie visad laimi. Jie ateis į tavo laidotuvės ir su palengvėjimu mestels grumstą. O paklusnusis parašys nudailintą tavo biografiją.
ir iš tikrųjų jiems neatleisk. Net tavo galioje atleisti už tuos, kurie auštant buvo išduoti. Sergėkis bereikalingo išdidumo, žvelk į savo juokingą veidą veidrodį, kartok, esu pašauktas, nejau nebuvo geresnių. Sergėkis nejautros, mylėk rytmečio versmę, bevardį paukštį, ąžuolą žiemojantį, atšvaitą ant sienos, dangaus prašmatnumą. Jiems nereikia šilto tavo atodūsio. Jie yra tam, kad tartų, niekas tavęs nepaguos. Budėk, kai nušvis kalnų viršūnės, kilk ir ženk, kol kraujas krūtinėje verčia suktis tavo tamsėje žvaigždę. Kartok senuosius žmonijos užkeikimus ir legendas, nes taip įgausi turtą, kurio šiaip neįgauni. Kartok didžius žodžius, kartok įnirtingai, kaip tie, kurie žengė dykumą ir buvo palaidoti smėlyje. O tau atlygins tuo, kas jiems po ranka, pajėkos kirčių, mirtim savartynę. Ženk, nes tik taip būsi priimtas į vėsių kaukolių draugiją, į draugiją savo protėvių, Gilgamešo, Hektoro, Rolando, neaprėpiamų karalysčių ir sudegintų miestų gynėjų ratą. Būk ištikimas. Ženk. Tai va čia ta laikysena, va, istorijos įvykių akivaizdoj. Tas Herberto ženk, tai va ir būtų mano tas gestas, minėtas gestas tuštumoje, tai pasirinkimas. Tik, reiškia, gestas tuštumoje irgi yra veiksmas, tik tuštumoje. Herberto tas, reiškia, veiksmas yra ir pasirinkimas ir kartu ir veiksmas. Žengt kur link. Ir į kieno gretą tu stoji. Į sudegintų miestų gynėjų gretą, į pralaimėjusių gretą. Tu pasirenki, sąmoningai rengiesi pralaimėjusių vietą. Atsistoti tą vietą. Nes tik taip būsi priimtas į vėsių kaukolių draugiją. Pastaroji metafora man yra, reiškia, Herberto poetinio žodžio galios kvintesencija. Kažkas fantastiško. Tai bet tie gal apie tą istoriją, reiškia, kad ir žmogaus laikysena tos istorijos atžvilgiu. Mes negalim nieko padaryti, bet galim pasirinkti stovėseną jos akivaizdu. Na ir čia skambėjo tiek pasirinkimo motyvas, tiek apskritai ta būtent laikysena, kuri išties remiasi daug į antiką ir krikščioniškąją tradiciją. Na ir ta Herberto kūryba, įsirašydama į tuos kontekstus, tampa ir pati atspari laikui, nes tos temos yra atsparios laikui. Bet norėčiau klausti abiejų pašnekovų, kas jūsų nuomonė jums patiems atrodo Herberto kūryboje aktualiausia, o tuo pačiu universaliausia, kadangi šiuo atveju tas aktualumas, ko gero, yra lygų universalumui. Taip, gal kuris pakomentuotumėt? Gal profesorius pradėjo. Ne, man kaip tik tai, matot, vėlgi grįžtant prie to, kas jau čia pono Žilvino sakyta, istorija yra, taip sakant, net ir fizika įrodo, kad pasaulis blogėja, pasaulis eina link chaoso ir to jo kitėjimo tą linkme sustabdyti negalima. Bet yra pasipriešinimo gestai. Ir tie gestai vieninteliai turi prasme. Ir dėka tų gestų mes kartais gauname šiokį tokį atokvėpį. Pastaruoju metu buvome gavę apie 30 metų atokvėpio, kurio galbūt tinkamai neišnaudojom. Bet kad jis atsirado, tai atsirado dėl gestų, kuriuos padarė mūsų vyresnieji, mūsų mokytojai. Na, tasai stoicizmas, kuris veda į pasipriešinimą, tokį, taip sakant, netriukšmingą, nesididžiuojantį, ramų pasipriešinimą, man yra svarbiausia Herberto pamoka. Ne tik Herberto, čia to paties moko Kavafis, to paties moko faktiškai kiekvienas rimtas kultūrinis tekstas.
To moko ir Don Kichotas, to moko ir Hamletas, to moko, taip sakant, didėjų kultūros tekstai moko kaip tik to. Yra net, vadinasi, ir dar man čia prisiminė yra Roberto Frosto, irgi mano labai mėgiamo poeto eilėraštis, kur vyras ir žmona kažkur Amerikos provincijoje stovi prie upokšnio. Ir tas upokšnis teka, bet kai kurios bangelės tarsi eina prieš srovę. Ir štai vyras sako žmonai, tai yra pasaulio eiga. Pasaulis leidžiasi, pasaulis glimsta į bedugnę, bet kažkurios pasaulio dalys bent trumpam priešinasi tai krypčiai. Ir tai yra esame mes, tai yra žmonių giminė. Nu, va taip su tuo tenka sutikti, man tai yra svarbiausia Herberto pamoka. Na, tas aktualumas, aš manau, kad Herbertas pasiūlo kitokią perspektyvą. Jisai pasiūlo į pasaulį ir į tą pačią istoriją visų pirma pažiūrėti ne tik nugalėtojų akimis, bet visų pirma nugalėtųjų akimis. Ir tokiu būdu, reiškia, tu įgauni, reiškia, atsiranda galimybė kitaip ir suvokti tos dalykus. Ir tas naujumas, tas kitoniškumas, kitokio požiūrio pasiūlymas yra labai, labai stiprus. Iš tiesų. Ir reiškia, jeigu istorijoje ir vyrauja blogis, aišku, istorija tos akimirkos yra, reiškia, kaip ir profesorius sako, reiškia, ar vien blogis triumfuoja, reiškia, triumfuoja ir kartais akimirkomis ir gėris, bet būtent akimirkomis, tik tai. O kur tada to gėrio ir grožio vieta, tai ta vieta yra kultūra. Ir viskas. Ten šitie dalykai gali egzistuoti, kituriems netaip gerai sekasi. Ir ta kultūra, iš tiesų, kaip tu sakai, apie tas transformacijas, aiškiai, vargu gali taip kažką smarkiai transformuoti, bet jinai leidžia mums lengviau identifikuoti blogį. Nu, kultūra yra vis dėlto dviveidė. Kultūra ne vien gėrį propaguoja, gali būti ir kitokia kultūra, kaip tas dviveidis Janusas Romėnų dievas. Bet mes stengiamės būti, norime būti su ta kultūra, kuri priešinasi. Na ir kultūra kaip toks dar vienas matmuotas, ta kolona, kaip ir ją matome atvaizduotą, bet dar kitas klausimas galbūt būtų apie Dievą, dievoiešką, galbūt herbertišką. Ir tiesiog klausimas skambėtų, ar apskritai Herberto eilėraščių būčiai atrakinti Dievo raktas yra svarbus. Nu, žinote, Herbertas, manau, aš jo nepažinojau ir su juo niekad tais klausimais nediskutavau. Manau, jis buvo tikintis žmogus kaip ir Milošas. Bet poetas, žymus intelektualas, tiki ne visai taip, kaip tiki eilinis žmogus. Tas tikėjimas jame yra sumišęs turi agnosticizmo priemaišą, jis Dievą kažkaip iškelia už skliaustų. Jo eilėraščiuose nėra turbūt tiesioginių religinių tiesioginio religinio turinio. Tai yra paprastai ne pačių žymiausių poetų bruožas, bet jų visas meninis audinys kažkaip nepastebimai, bet aiškiai kreipia mus tą linkmę. Tai yra tasai raktas, kurio jūs, taip sakant, kurį jūs norite pamatyti. Bent man taip atrodo. Manau, kad tikrai Dievo, aišku, to nepavadinčiau, nes
Herberto eilėraščių daug yra, kuris kalba dažniau apie dievus, reiškia, ir kalba apie ne tiek dievus, kiek jų, netgi sakyčiau, kaitą. Kada senosius dievus pakeičia antikos dievai, tada šitie išeina, tada ateina, reiškia, tas dievas, kuris sūnų, reiškia, į žemę pasiuntė. Ir šitą galima atsekti ir aš manau, kad tai yra labai svarbi linija, nes tų eilėraščių yra nemažai. Ir jeigu galima, aš tiesiog vėlgi leisiu kalbėti Herbertui. Cernūnas. Naujieji dievai sekė paskui Romos kariuomenę, laikydamiesi padoraus atstumo. Taip, kad Veneros klubų lingavimas ir nevaldomi Bakcho juoko priepoliai neatrodytų pernelyg nederantis greta dar šiltų pelenų ir barbarų herojų kūnų, iškilmingai laidojamų vabzdžių ir skruzdžių. Senieji dievai pro medžius stebėjo naujųjų invaziją be simpatijos, tačiau su nuostaba. Blyškus neapžėlė jų kūnai atrodė silpni, bet patrauklus. Nepaisant kalbinių sunkumų, pavyko surengti viršūnių susitikimą. Po kelių konferencijų buvo pasidalinta įtakos sferomis. Senieji dievai pasitenkino antraeilėmis pareigomis provincijoje. Vis dėlto didesnių iškilmių proga jie būdavo iškalami akmenyje kartu su užkariautojų dievais. Didelį šešėlį ant šio kolaboravimo metė Cernūnas. Jis prisėmė kolegų įkalbėtas lotynišką vardo galūnę, tačiau jo šakotų ir nuolat augančių ragų nepavyko pridengti jokiais vainikais. Todėl dažniausiai apsistodavo miško tankmėje, dažnai jį matydavo niūriuose laukymėse, vienoje rankoje jis laiko žaltį ėriuko galvą, kita ranka braižo ore visiškai nesuprantamus ženklus. Puošnus ir tikroviški. Mirtinai išbalę, išretėjusiais plaukais, tuščia strėlinė, suglebusių torsų, stovi sustingę ištuščėjusiuose salose tarp gyvų akmenų, po tankelapių dangumi, simetriška Afroditė, šunų apraudamas Jupiteris, gipsu aptaškytas Bachas, gamtos gėda, sodų kerpės. Tikri dievai tik trumpam ir nenoriai įlysdavo į akmens odą. Siautulingas gaivalas, griausmų ir aušrinių, bado ir auksinių laikų reikalavo nepaprastai didelio judrumo. Jie bėgdavo iš sudegintų miestų, įsikibę bangos, plaukdavo į tolimas salas, prisidengę Elgetos karmalais, kirsdavo laikų ir civilizacijų sienas. Persekiojami ir persekiojantys, suplukę, reiksmingi, nuolat besivėjantis bėgančią žmoniją. Manau, kad tikrai tokie, reiškia, gilūs pamastymai, bandymas likviduoti mitologiją. Čia, reiškia, labai gražus pavyzdys, reiškia, ironiško to stiliaus Herberto, kuris iš pažiūros yra lengvas, bet už jo iš karto, už to fasado ironijos ir paprastumo tariamos slypi giliausi dalykai. Dievai susirinko priemiesčio barake. Dzeusas, kaip visada, kalbėjo ilgai ir nuobodžiai. Galutinis pasiūlymas – organizaciją reikia likviduoti, gana tos beprasmiškos konspiracijos, privalu įsilieti į racionalią visuomenę ir kaip nors išgyventi. Atėnė kūkčiojo kampe. Sąžininkai, tai reikėtų pabrėžti, buvo padalintos paskutinės pajamos. Poseidonas buvo nusiteikęs optimistiškai. Garsiai baubė, kad jis tai jau tikrai susitvarkys. Prasčiausiai jautėsi į naujas vagas suvarytų upelių ir iškirstų miškų globėjai. Tylomis visi dėjo viltis į sapnus, tik niekas nenorėjo apie tai kalbėti. Jokių pasiūlymų nepateikta, Hermis susilaikė nuo balsavimo, Atėnė kūkčiojo kampe. Į miestą grįžo vėlai vakare su padirbtais dokumentais ir savoje varioko kišenėje. Kai ėjo per tiltą, Hermis šoko į upę. Visi matė, kaip jis skęsta, tačiau niekas nepuolė gelbėti. Nuomonės nesutapo, tai blogas ar priešingai geras ženklas. Bet kuriuo atveju tai buvo išeities taškas kažko naujo, migloto link. Tai reiškia, pas Herbertą tas dievas ir žmonija tarsi bėga į priekį, tarsi jinai pabėga nuo tų dievų, tačiau nusakralintas, nudėvintas pasaulis jo visiškai nežavi. Tai ne tai, kuo reikia džiaugtis. Tai pasaulis, kuris rytas į chaosą. Ir
dabar, reiškia, dar noriu būtinai kelis eilėraščius būtent jau krikščionišką tematiką perskaityti. Dabar man tik tai reikia juos greitų būdų surasti. Kažkur aš čia pasižymėjęs esu, jeigu galima. Vis tiek čia mes... Mąstu apie atpirkimą. 241, čia labai. Ir kaip, reiškia, gerbiamas Tomas sako, reiškia, kad Herbertas buvo tikintis, tik tai tikintis kitaip, tai jau tikrai kitaip tikintis. Ir man atrodo, kad labai sunku apie tą tikėjimą jo šnekėti, nes, na, tiesiog tegu Kogito pasako. Nereikėjo jam siųsti sūnaus. Per daug mačiusi vinimis perkaltus jo delnus, jo žmogišką odą. Tai buvo užrašyta, kad mus suvienytų pačia blogiausia vienybė. Per daug šnervių su pasimėgavimu traukė jo baimės kvapą. Nevalia pult žemai, broliautis krauju. Nederėjo jam siųsti sūnaus. Verčiau jau reikėjo karaliauti barokiniuose marmuro debesų rūmuose, sėdėti siaubo soste su mirties skeptrų rankoje. Tai ir dar būtinai tada reikia apie šventiką. Tai irgi yra, kuris dabar tas, čia kažkur turiu pasižymėjęs, šventik 27. Iš pirmos jo knygos, kuris irgi labai... Šventikas. Mirusiųjų religijų išpažinėjams. Šventikas, kurio dievybė nužengė į žemę, sugriautoje šventykloje parodė savo žmogišką veidą. Bejėgi šventikas, kuris iškeldamas rankas žino, jog iš to nei lietaus, nei skėrių, nei derliaus, nei griausmų. Kartoju sudulėjusią giesmę su tuo pačiu susižavėjimo užkeikimu. Per kaklą ištemptą iki kankinystės suduoda plokščias pašaipūno delnas. Mano šventą šokį prieš altorių mato tik šešėlis vaikpalaikio gestais. O vis dėlto pakeliu akis ir rankas, užtraukiu giesmę. Ir žinau, jog aukų dūmai, kylantis į šaltą dangų, supina kasą begalviai dievybei. Tai ta laikysena vėlgi, reiškia, nusakralinto pasaulio, kuris kitokiu būdu ritasi, reiškia, į bedugnę. Vėlgi kalbam apie laikyseną, kad tą sakralumą verta saugoti ir vis viena žinant, kad galbūt dievai pabėgę arba dievai jau mirę, gal vis tiek verta pinti tą kasą, tai begalviai dievybei. Čia tokia, man atrodo, gana egzistencialistiška laikysena. Ne veltui ir tą Kierkegaurą citavot prieš tai. Ir aš šį vakarą dar jau nuskambėjo keli eilėraščiai, kur būtent kalbėjo ponas Kogito, Herberto personažas. Na ir ponas Kogito apskritai yra prieštaringas, paradoksalus, nuolat nustembantis, reflektuojantis toks mąstytojas. Bet kartu norėčiau klausti apskritai, kuo ponas Kogito išsiskiria bendresnėme Herberto kūrybos kontekste ir kam Herbertui reikėjo tos žvilgsnio distancijos. Gal tiesiog būtų galima šiek tiek paspekuliuoti, kam jam buvo reikalinga ši kaukė. Tai gal Žilvinai pradėkit. Tada dar atsigėrsiu manęs. Aš dar užbaigsiu paskutinį sakinį tavo klausimą. Buvo, reiškia, kam reikalingas Dievo, ar reikalingas Dievo raktas būčiai atrakinti. Tai Herbertui, manau, būčiai atrakinti reikia daikto, o ne Dievo. Aš dar tą frazę norėčiau užbaigti. Bet tą prieš tai buvusi tema. O ponas Kogito pasirodo 74 metais ir iš tikrųjų smarkiai krestelį visą skaitančią, bet visų pirma lenkiškai skaitančią visuomenę.
tuo personažu ir aš manau, kad jis purto visus skaitančius ir toliau, reiškia, su tuo personažu. Kam jis buvo reikalingas? Vėlgi, reiškia, gal tas kaukės įvaizdis čia būtų iš tiesų labai geras. Kam reikalinga buvo kaukė, bet ar tai buvo kaukė, ar tai buvo bandymas nuplėšti kaukę, vat galima galvoti taip, ar ne? Ir aš dar pažiūrėčiau šitą dalyką dar vienu aspektu. Prie kaukės aspekto dar turbūt grįžtume. Bet šitoj knygoje poskriptume yra viena jo esė, kurią aš įdėjau, kurisai analizuoja savo paties eilėraštį ir po to pereina prie tokių bendresnių dalykų, kas jam labai būdinga, reiškia, universalizuoja tos savo reiškia, mąstymus ir kalba apie kūrybos apskritai principą. Ir jam kūrybos principas yra toks, reiškia, kad kūrėjas turi išsviesti save galimai toliau iš kūrinio, kad kūriny autoriaus liktų kuo mažiau, o geriausiu atveju iš viso neliktų. Ir tam, reiškia, pasitelkia puikią Flaubero frazę, kad kūrėjas turi ištirpti savo kūrinį taip, kaip Dievas nepasirodo gamtoje. Tai aš manau, kad su Kogitu Herbertas šitą savo maksimą įgyvendina idealiai. Jis idealiai pasislepia už Kogito ir kai jisai kalba, visi mato Kogito ir Herberto tenai, reiškia, nėra. Tai su ponu Kogito tada aš vėlgi čia turiu atsidėjęs keletą pavyzdžių, kurias tikrai norėčiau paskaityti. Ir čia jau mes turbūt ir minėjom, reiškia, tą garsąją, reiškia, Herberto ironiją ir panašiai. Tai ta distancija, kuri reiškia, atsistoja tarp kūrėjo ir skaitytojo, ir galina atsirasti ironija. Ironija reikia distancijos, ironija reikia savirefleksijos. Apie dvi pono Kogito kojas. Kairioji normali, netgi kupina optimizmo. Šiek tiek trumpoka, vaikiška, savo raumenų šypsenomis, su gerai susiformavusia blauzda. Dešinioji, susimylėk viešpatė, plonytė, randuota, vienas randas išilgai Achilo sausgyslės, kitas ovalus, šviesiai rausvas, gėdingas pabėgimo priminimas. Kairioji linkusi šokinėti ir šokti, pernelyg mylinti gyvenimą, kad statytų save į pavojų. Dešinioji, kilmingai nelanksti, drebanti, nes jaučiasi nesaugiai. Štai taip abiem kojom, kairiaja, kuri panašys Sančą Pansą, ir dešinė, primenančiai išbalusį riterį, žingsniuoja ponas Kogito per žemę, lengvai svirduliuodamas. 19. Ponas Kogito ir minties judesys. Mintys sukasi galvoje. Taip skamba kasdienis posakis. Kasdienis posakis pervertina minties judesius. Dauguma jų esti nejudrios. Vidury nuobodaus pilkų išdžiūvusių medžių peizažų. Retkarčiais jos pasiekia kliokiančią svetimų minčių srovę. Stovi jos krante viena kojas nelyg alkanos gervės, su liūdesiu prisimenančios išdžiūvusius šaltinius. Suka ratus, ieškodamas grūdo. Nevaikštinėja, nes nėra pas ką užeiti. Nevaikštinėja, nes nėra kur. Sėdi ant akmens grąžydamos rankas po žemų apsiniaukusių kaukolės dangum. Ponas Kogito svarsto apie skirtumus tarp žmogaus ir gamtos balso. Čia, man atrodo, vienas iš tų, kur, aiškiai, irgi yra tas raktas į būties paieškas. Nenuilstamas yra visatos bylojimas. Galiu visą tai pakartoti iš naujo. Plunksna paveldėta iš Žąsies ar Homero, sumažinta ietimi, su kuria stoju prieš stichijas. Galiu visą tai pakartoti iš naujo, bet ranka pralaimi prieš kalbą, gerklė silpnesnė nei versmė šaltinio, neperreksiu smėlio, seilėmis nesulipdysiu metaforos,
akies nesusiesiu su žvaigžde ir priglaudęs prie ausies akmenį, iš atomų tylėjimo nesukursiu tylos. O juk šitiek žodžių sudėliojau eilę, ilgesnė nei visos delno linijos, o tai reiškia ilgesnė nei likimas. Į eilę nukreiptą anapus, į eilę pripažįstančią, tiesią kaip drąsa, galutinę liniją. Bet ji te buvo horizonto miniatiūra. Ir toliau gruma gėlių griaustiniai, žolių oratijo ir oratijo debesų, šlama medžių chorai, ramiai žėruoja uola, vandenynas gesina vakarą, diena praryja naktį ir vėjų perėjose gimsta nauja šviesa. O ryto migla kilsteli salos skydą. Ačiū, kadangi jau mūsų vakaras persirito į antrą pusę. Tai norėčiau dar tada vis dėlto profesoriaus Tomo Venclovos paklausti apie tą poną Kogito, nes pamenu vienoje konferencijoje Archaika ir modernybė, kuri vyko 2006 metais, jūs pats pastebėjote, kad kažkaip stebėjotės, kad gaila, kad dar nėra pakankamai ištirtas recepcijoje būtent Kukučio ir pono Kogito santykis. Tai galbūt toli gražu nėra panašumo santykis, bet galbūt pats norėtumėt pasidalinti savo įžvalgom. Na, čia sunku ką nors pridėti. Matot, ponas Kogito ir Martinaičio Kukutis, jie atsirado maždaug vienu metu. Herbertas apie Martinaitį turbūt nieko nežinojo. Martinaitis galėjo ir žinoti, bet tai labai skirtingi dalykai. Na, Kukutis yra žymiai labiau humoristiškai nuspalvinta asmenybė. Tai yra žmogus, kuris kaip tik toji istorijos auka. Žmogus, kuris bando nuo tos istorijos pasislėpti, bet jam ne visada pavyksta. Tuo tarpu Kogito yra intelektualas, europietis, lenkas, jeigu norime, kuris vis dėlto kuriame yra daugiau pasipriešinimo elemento. Aš labai mėgstu Martinaičio Kukutį, tai yra, taip sakant, vienas iš įdomiausių, jeigu ne pats įdomiausias lietuvių poezijos herojus antrojo 20 amžiaus pusėje. Bet tas jo pasyvumas, tas jo slėpimasis nuo istorijos man nėra artimas, nors jis labai tiksliai atspindi kai kurį, taip sakai, kai kurį lietuvių to meto visuomenės bruožą. Kas buvo, tas buvo. Kukutis tikrai vaizduoja kažką, kas tikrai buvo. Nu, panašiai kaip ir ponas Kogito vaizduoja kažką, kas tikrai buvo, bet kitaip. Kitaip kitoje šalyje, kitas mastelis, kita kreivė, taip sakant. Na, čia aš mačiau jūsų klausime, dar yra minimas Latvių autorius, bet apie Latvių autorių aš iš viso nieko nepasakysiu, kadangi aš jo neskaičiau, nežinau. Ar jis yra artimesnis Herbertui ar Martinaičiui? Jisai miestietis. Miestietis, bet... Na, gamtos personažas tuo, kad vilkas. Tonalumas. Martinaičio tonalumas yra labai ironiškas, labai toks, kaip čia pasakius, o Herberto mažiau ironiškas. O kaip yra su to Latviu? Tai Latvio galbūt ir nelieskim, nes jau truputį ir laikas mus riboja. Vis tiek niekas jo turbūt neskaitė ir nežino, o gaila, mes labai mažai žinome mūsų artimiausių kaimynų literatūrą. Tad kitko daug geriau turbūt žinojom tarpukario periodu. Ir ankstyvojo, ir sovietinių periodų taip pat palyginti neblogai. Dabar jau nebežinome visai. Nei latvių, nei estų. Kas ten vyksta, man rodos. Ir tai labai liūdna. Nu, atleiskit. Na, dėl latvių tai tik papildysiu, kad mūsų leidykla leidžia šiuolaikinę latvių literatūrą. Aha. Tai stengiamės šio klausimu.
Taip, tai dar tada pabaigai vis tiek prašysiu Žilvino paskaityti ir eilėraščių. Ir taip pat dar toks klausimas apie jūsų kaip vertėjo, gal tolimesnius planus. Ką esat nusimatęs po Herberto? Ant stalo guli ir jau tokio įsibėgėjimo fazė yra Eva Lipska. Gal gerbiamas Tomas turbūt girdėjęs Eva Lipska. Eva Lipska, žinoma. Taip, tai čia yra... Žinoma, ne tik girdėjęs, aš ją šiek tiek ir pažįstu. Taip, čia iš Krokuvos aplinkos, mano manimu, taip pat šio metu viena didžiausių iš gyvosios plejados. Tai jau ten įsibėgėjimas ir kažkur netoli Krinickis jau guli. Taip pat, tai manau, kad irgi pono Tomo pažįstamas iš krokuvietiškos aplinkos. Tai čia tokie tad planai būtų, užbaikim tą vakarą vis tiek gal Herberto, ne? Gal aš mielai perskaitysiu vieną vėlgi iš jo tų tokių kertinių, reiškia, eilėraščių, kuris pats labai patinka. Iš tų ilgesnių, nes dauguma jau yra ilgi, ten trumpesni eilėraščiai yra išimtis. Kelionė. Jeigu jau įsiruošė į kelionę, tebūnie ilga. Kelionė tarsi be tikslo, klaidžiojimas apgraibomis, kad ne tik akimis, bet ir delnu pajustumė žemės šiurkštumą ir kad visa savo oda galinėtumėsi su pasauliu. Susipažink su graiku iš Efeso, žydų iš Aleksandrijos, jie ves tave per užmarštin nugrimzdusius turgus, mokslinių traktatų ir laidojimo kriptų miestus. Ten virš užgesusio aukaro, lyg smaragdo lentelė švyti Bazilijos, Valensos, Zosimos, Gerberto, Filareto vardai. Auksas išgaravo, išmintis liko. Pro atidarytą įzydės uždangą, koridoriai, lyg tamsa įrėminti veidrodžiai, tylios iniciacijos ir nekaltos orgijos, per apleistas mitų ir religijų kasyklas, prieisi nuogus dievus be simbolių, mirusius, taigi amžinus savojo siaubo šešėlyje. Jeigu jau šitą žinosi, savąjį žinojimą nutylėk. Iš naujo mokykis pasaulio, kaip Jonijos filosofas. Išragauk vandenį ir ugnį, orą ir žemę, nes būtent jie išliks, kai viskas išnyks. Ir dar liks kelionė, nors jau ir ne tavo. Čia ilgas eilėraštis 7 dalių. Tuomet tėvynė tau pasirodys kaip mažytis lopšys, luotas motinos plaukų pririštas prie kranto. Kai prisiminsi jos vardą, niekas iš sėdinčių prie laužo nežinos, už kurios įplyti kalvos, kokius gimdo medžius, kai išties tiek mažai jos švelnumo tereikia. Kartok prieš užmigdamas juokingus savo kalbos garsus, šypsokis prieš užmigdamas aklai ikonai, varnalėšai, versmiai, užlajai, pranyko namai, viršum pasaulio išliko debesys. Atras kalbos menkumą, karališką gesto galią, nuovokumo beprasmybę, grinumą balsių, kuriomis galima išreikšti viską, liūdesį, džiaugsmą, susižavėjimą, pyktį. Tačiau nelaikyk savį pykčio, viską priimk. Koks tai miestas, užutekis, gatvė, upė, uola, kuri kyla virš jūros ir neprašo būti įvardinta, o žemė yra lyg dangus, vėjų ir šviesos kelrodžiai virto dulkėmis, smėlis, lietus ir žolė palaidojo prisiminimus, pavadinimai lyg muzika, skaidrus ir bereikšmiai, Kalambaka, Orchomenos, Kavalos, Levadija, laikrodis sustoja, nuo šiol valandos yra juodos, baltos arba žydros, persunktos minties, kad prarandi veido bruožus, kai dangus deda spaudą ant tavo galvos. Ką gali atsakyti kolonoms išskaptuotas įrašas? Be gailesio palik savo tuščią balną, palik savo orą kitam. Taigi,
Jeigu jau vyks kelionė, tebūnė ilga. Tikra kelionė, iš kurios negrįžtama pasaulio atkartojimas, elementari kelionė, pokalbė su stichijomis, klausimai be atsakymo, prievartinė sutartis po mūšio, didis susitaikymas. Labai ačiū pokalbio dalyviams. Tai šį vakarą dalyvavo knygos Trapūs būties uostai sudarytojas ir vertėjas Žilvinas Norkūnas, profesorius Tomas Venclova, vakarą vedžiau aš, Greta Ambrazaitė. Na ir dabar kviesime tolesnėms diskusijoms jau po renginio. Tai dėkui visiems.